Kokia oro tarša. Nuo Kanados eina dūmai, Kanada dega, nu žodžiu, nelabai aš tikiu tokiom nesąmonėm. Labas rytas, kaip sakant, su užterštu oru. Ir kiek lietus gerai nulytų. Gal lis lietus, nežinau. Bet karšta ir dar tokia tarša, tai aš ir galvoju, kodėl man galvas skauda. Čia pasirodo teršia mūsų, ne? Kapučinai, labas rytas, pasakyk. Miau. Labas rytas, Elektra. Va, koks pas mus ventiliatorius visą parą. Nu, labas. Pavalgiai? Zaikutis, pavalgiai? Tik. Kaip jinai mėgsta paglostukus, labai mėgsta Elektrikas, taip? Labai mėgsta. Ne tik. Jau mūsų papūgas čirška, Elektra. Mara. A? Labas rytas, ne? Eksimi, teik. Ateik, senukai, teik. Ateik. Na. Nu, Elektra ginekologija, jai reikia kišt nosį. Mano visą laiką niuchina pažastis, kai miegu. Niuchina pažastis, jis mane analitikė šitą. Jai reikia vis uodegas niuchint kitų katinų, mano pažastis niuchint. Nu, viskas susikėlė mane. Vyras negrįžo, tai mes laisvai miegojom. Nieko, šiandien penktadienis, dėdas grįž namų, turėtų grįžti. Nu, pasidraskam, pavalgom. Viskas, šeimininkė atsikėlė, reikia toliau ją žadinti. Šeimininkė atsikėlė ir paskui, kad jinai eina miegoti. Ir pas jūs taip yra, ne? Ei, pelių gaudytoja. Nu, kol kas dar patalinė nėra taip sudraskytas smarkiai. Nu, ką padarysi? Ir šiaip per savaitę 2 kartus keičiu patalus. Aišku, ir vasarą mes prakaituojam labiau. Bet ir katinai čia ateina, gulinėja. Tai dėl to irgi keičiu. Ne vieną kartą kaip anksčiau, 2 kartus. Ne faina, bet reikės vis tiek į lauką išeiti. Pasižiūrėti, kaip Mona atrodo, maistą išnešti. Meškos jau bus viską suvalgiusios. O ne, jau laukiat? Viskas? Pasiruošėt? Žemas startas? Ai, tau, pelių gaudytoja. Pelyčių gaudytoja. Pelyčių gaudytoja. Keliamės. Pagaliau sulaukėm lietaus. Tutu, tropikai. Ane? Šeštadienis pas mus. Nu, kiek? Šilumos. Karščio. Karščio ar šilumos, nežinau kaip kam čia turbūt. Reikia jungti šviesą, nes aptemo. Išmaudžiau Moną dar, nes visą baisi.
Nežinau, žinokit, jinai tokia jau tikrai merdėjinti katė. Pati nenori valgyti, kartais valgo, bet jau labai mažai. Žodžiu, bus kaip bus, nieko nepadarys. Jos senatvė tikrai nefaina, tokia visai jau. Ką darai? Kas liks iš mano užuolaidų? Klausyk. Auklėt katytę reikia kažkaip. Ei, neklaužada. Neklaužada tu. Vakar dariau šitas duris ir prisivėriau. Bet kaip skaudžiai. Ojojoj. Na, žiūriu, mėlynuoja, kraujosruva. O dar galvoju, pasidarysiu manikiūrą, vat šiom dienom. Aha, skauda. Kol nepraeis skausmas, tol nedarysiu, aišku. Vat, nulyja lietų, saulė šviečia. Žodžiu, apie ką čia. Ai, prisiminiau Lietuvoje, prieš kiek šitų metų, turėjau tokią vieną pažįstamą, aš jai ten darydavau manikiūrą. Tai jinai prisivėrė su mašinų durelėm, bet ten jau jai buvo žiauriai. Visas nagas buvo juodas. Tai jinai nuvarė į ligoninę, kadangi ir pati tokia prie medikų, žodžiu, pasiūlė išrauti tą nagą. Jinai sako, ne, nedarysiu aš to dalyko. Atvarė pas mane. Aš tai vos aukštielniką neišvirtau. Sako, pažiūrėk, ką čia galim daryti, ar čia gėlį uždėti. Aš pradėjau krapštyti. Tai visas nusilupo nagas ir viduj vat, tas visas kraujas sukrešėjęs. Aš jį ten gerai išvaliu, tą visą nagą. Jis jau buvo atšokęs. Tai reikėjo man truputėlį ten iš šonų pakrapštyti ir nuimti. Išvaliau aš jai gražiai, truputėlį jau buvo nuaugimas, nagai pas ją iš vis labai greit augo. Nu ir pasakiau, sakau, laukiam, kol truputėlį nuaugs tą nago, pasižiūrėsim, kas ten toliau bus. Ir sekantį kartą, sako, tu man dėk, viskas, aš negaliu jau žiūrėti su to pleistru vaikščioti, nes vis tiek reikėjo maskuoti, pleistriuką užsidėti. Nu, sakau, ant tavo atsakomybės. Uždėjau aš gėlio, visą kitą ir labai gražiai, žinokit, naugo jai viskas, labai gražiai, net neįtartum, kad ten buvo kokia nors trauma. Pavojinga yra vat, šitą vietą sutrenkti, iš tikrųjų, gali negražiai pradėti augti. Nu, man čia nedaug, aš neypatingai stipriai sutrenkiau, nes tos durys nėra tokios, kaip pasakyti, užsifiksuojančios ir stiprios. Nu, kažkaip įkišau pirštą ir dariau duris, nu, sugebėjau. Nieko nepadarysi, čia labai nedaug. Pas ją tai buvo visas nagas juodas, su mašinų durelėm, tai nejuokingai. Iškart dėjau ledukų, kad pirštas nebūtų ištynęs. Žodžiu, kaip tik prieš miegą nešiau moną į lauką ir, žodžiu, visi trenkiau. Tai gulėjau lovai su ledukais. Mes vėl prie banko. Katinėlis supasi. Nu, čia vėjas pučia. Vėjelis. Ir katinukas supasi. Žodžiu, nusprendėm dar porą papūgyčių nusipirkti šiandien, nes rytoj kažkaip yra kitokių planų, kitur nuvažiuoti parduotuvę. Nes šiandien šeštadienio vakaras, nu taip gavosi, kad Irmis dirbo, tai pinigai, pinigėliai, pinigai, ateina pinigėliai, pinigai, pinigai, pinigai. Pusantro, daugiau neduoda. Nu, man užteks. Kaip kasdien, Savaitė, bent jau savaitė. Kasdien. Kasdien tai čia per gerai būtų. Žandai plyš. Jo, žandai plyš. Ir tai man jau čia komentuoja, kad aš čia gerai įsitaisus. Gyvatė, šiltai. Gyvatė, anakonda, šiltai įsitaisus. Žinai kaip žemaitiškai anakonda? Žinau. Anakunda.
Anakunda. Aš nežinau, reikia Ingridos klausti, ar teisingai tu čia pasakė. Čia anekdotas kažkur tai skaičiau. Ja. Anakunda. Anakunda. Ar onakunda. Gerai Anakunda įsikabins, ne? Kraujas siurbia. Kraujas siurbia gerai. Kaip čia tas anekdotas sako. Aš taip myliu savo vyrą. Ir kad jo vasarą nekastų vadai, aš jo kraują išgeriu dar pavasarį. Ja. Nu mes vėrė į Petsmartą, ai tiek to, kaip sakant. Iki kitos tingim važiuoti. Palauk. Sparkiai tik normaliai. Čia visur invalidai. Papūgas visur man vienodas, toks skirtumas iš tikrųjų. Nenoriu daugiau papūgų, nenoriu. Tai palauk, kai pradės man šiukšlinti kas 5 minutės, tai to aš reiks. Aha, tuoj bus. Užtenka man. Noriu 15. Nereik 15. Mes su Irim pasitarėm ir nusprendėm visas 3 važitas pasiimti. Visas 8. Nes bus šitai mūsų sniegenai kompanija. Nu vieną palikti nenorim šitam narve. Ai, bus 8, ne 7. Nu, Nes čia matai, va čia ne tai, kad parakyt, bet rare, tai yra retus. Na, ja. Tai ką dabar reikės vieno katino akstą? Ne. Ne, kol kas užtenka. Ai, jos vis tiek neilgai gyvena, tos papūgos, tai ką žinai. Bus 8. Ai, jaučiu išskirti nesinori. Vis tiek jau jos čia. Žiūrėk, va tas maitina, šitą baltai žydrą. Tai gal jisai patinėlis? Šitas gali būti. Tas melsvai su geltono pagurkliu. Gal patinėlis. Nu. Nu, kaip daugiau patinėlių, tai gerai iš tikrųjų. Nes vienas neapšėrė visų šitų. Neapšėrė. O čia kas per... Joj, man koks jis fainas, nežinau. A, čia kakatėl. O čia kas tada... Va, kanariai, žiūrėk. Ai, čia mano mėgstamiausia, žiūrėk, jis mano nagus pamatys, toje atbėgs. Vis kiek kainuoja jis jau, matot, tai kokia jo kaina? Nu, tik tai 800 plus taksai. 800, nu, ir taksai. Ateik, jis praeitą kartą nagučius mano. Ne, fainas tu paukštukas, ateik. Jau, tu brangus pempa, bet koks tu fainas. Eik tu savo. Mano katės tave sugaudytų ir nebeliktų paukštuko. Jo, žinau. A jau? Jam patinka mano nagai. Va. Tai sveiki visi. Pasirodau, kaip atrodau. Šiaip tai visados aš dengiu tas rankas. Tokių maikučių vengiu. Bet kai karšta, tai man pofik iš tikrųjų po namus vaikščiot. Kad ir ne po namus išeinu, be kompleksų. Kai jau karšta, tai jų nežiūri, kaip tai ten tu atrodai. Timpos tai pirktos iš Temu. Kada čia pirkau, gal pernai, nebeatsimenu. Visos timpos pas mane ant gumučių. Nes jos man kažkaip vis tiek smunka, gal kai laisvesnės jos man, nu žodžiu, smunkančios. Tai nemažai timpų pas mane yra ant gumučių. Man reikėtų pirkti L dydį, kad aptemtų ir nereikėtų tų gumučių vertis. Bet pas mane nemažai yra XL dydžio. Tai va taip apsirengus madama. Nu, mano rankos kokios storos. Nu visą laiką jos man, aš nežinau, bicepsai. Žodžiu, ką aš norėjau. Bus tema, žinot, šikanai katinų. Nes tikrai yra pas mane nemažai žiūrovų, kas laiko katinus. Gal ir jums pravers va toks dalykas, aš nežinau, ar yra pirkti va tokių šikanų Lietuvoje, bet gal yra. Vis tiek yra tų parduotuvių elektroninių visokiausių. Pradžiai aš naudojau tas granulės pagal jų sistemą, zeolito, kuris man nepatiko. Nepatiko todėl, kad kakučius jau reikėjo dėti į šitą dėžę. Specialią dėžutę, nu, sandarę, kad kiti panaudoja, žinot, pampersams, vat, mesti irgi tokią šiukšliadėžę.
Nu, čia specialiai katinams, nu. Nu, čia jokio skirtumo, jeigu supratot, apie ką čia kalbu. Į tualetą negalim mesti kakučių, kvapas ėjo. Tai man buvo įprasta medžio pjuvenos ir viskas. Bet žinoma, kai yra daug katinų, nu galim sakyti, pas mus dabar pagrindiniai tai 5 katinai, ne, namuose. Bet yra 2 dideli katinai. Tai aš nespėju suktis. Čia kaip ir menka bėda, aš namuose esu, susitvarkau be problemų. Bet mes keliausim į Lietuvą, aš nenoriu žmogaus apsunkinti. Ir aš pagalvojau, reikia kažką išbandyti naujo, kaip ir seno, ir šiek tiek patobulinti. Pradėjau labai domėtis, bet aš prieš tą visą pokalbį noriu parodyti, kaip dabar atrodo tas visas reikalas. Aš dabar jo nevaliau. Žinoma, kakučiai išrinkti, nerodysiu aš tų dalykėlių. Kadangi čia yra medžio tos pjuvenos, tai kakučiai metami į unitazą, niekas šio tokio. Jeigu koks vienas kitas prikimba, viskas čia gerai. Tai vat, nedaug čia pasisiojo. Dedasi tos palutės, aš perku ne jų, nes jų yra brangios, aš radau pigiau. Ir aš susemiu su pagalba šito ir šito semtuvėlio tokio. Aš juos susemiu ir va čia metu. Ta visa procedūra tokia. Medis sutraukia maniako kvapą. Nu tikrai nėra jokių čia ypatingai kvapų, bet yra minusų. Minusų yra, kada va būna virš ir tos pjuvenos visur pabyra, visur, žinokit. Ir kai aš išimu pilnumoj šitą, ten papačia irgi lieka tos pjuvenos, todėl aš ir patiesiu tą kilimėlį. Jis yra plaunamas, čia ir vadinasi plaunamas kilimėlis šunims, nu, kad sisioja papačia deda, ant viršaus palutę deda. Nes nuo palutės vis tiek lieka tos žymės šlapimo. Dabar kodėl aš užklijavus palutės, ne? Yra pas mane 3 bent jau katinai, kurie sisioja stačiom. Namuose iš 5 dabar sisioja puma stačiom. Jinai dar taip išsiriečia, tai viskas eina, nu žodžiu, suprantat, ant sienos. Tai aš tiesiog klijuoju palutes. Pirkau neuždarą, todėl ir didelį, kad yra 2 dideli katinai. Iš tikrųjų 3, bet dabar tigras lauke. 3 yra dideli katinai, reikėjo didelio tualeto. Nu, aš taip įsivaizdavau, nes aš bijau dėl kapučino, kad jisai mažesnį galėjo nelysti. Nes kiekvienas katinas turi savo principus. Ir kadangi pas mus yra jų skirtingų dydžių, tai vat, nu ką padarysi. Man tai patiko, bet žinoma daug darbo. Rytas vakaras valyti šitą ir plus tiek čia, tiek apačioj. Ir plus per dieną surinkti kakučius. Surinkti, dar prastumdau su stipresniu kastuvėliu, nes pjuvenos sunkios, prasijoti tą visą reikalą. Kilimėlius irgi keičiu, plaunu, kas kažkiek tai laiko. 2 tualetai, vat, praktiškai 6 katinams, monos neskaičiuojam, mona į tualetą neina, jai, kaip sakant, buvo palutės, o dabar bus pampersai. Na ir ką Ingas galvoja. Ir niekas tom skruzdėm nebaisu. Kaip lindo, taip lindo. Gaudyk skruzdėlytį. Sugaudyk. O mano katinėlis namo parėjo. Simas jį gaudo, nu. Vargšelis. Įsivaizduojat, pas mus 25 šiandien. Kaip gera, kokia gaivuma. O mano 2 šitie katinai laukiniai šąla. Jie pradėjo trinti, susitraukti, aplink namus trynasi. Gal tu šeimininkiai namus įleis, dabar tai Meksikonas zuja. Pas mus jau 8 papūgos. Tutu, tutu.
Faina, kad toks triukšmelis, labai faina, bet kiek šiukšlių, kiek čia šiukšlių ir nupirkau žolelių, nupirkau vaisių, sakau, pasižiūrėsiu, ką jos ten les, ko neles ir po to kažkaip pati tos mišinius pasidarysiu, taigi vis tiek pigiau gal gausis, nežinau. Lesa? Tiek vaisius knibinėja, tiek tas žolelės, aš ten buvau normaliai pripėlus. Nu, į šitą bliūdą kol kas labai ypatingai nelindo. Ir žinot, aš nespėju sirpti. Nu, kas 5 minutės reikia sirpti. Tai sugalvojau, kad šį kartą darysiu kitokias apsaugas. Nupirkau jau tokią, kaip jis vadinasi, organinis stiklas. Nu, nežinau, kaip jis ten toks plasmasė iš tikrųjų, plasmasė. Tokia plasmasė ir aš taip pritvirtinsiu su šitais zigtaipais, ar kaip jie ten vadinasi. Tiesiog iki va čia gal, šiaip gal platesnius paėmiau, nežinau. Žiūrėsiu, dureles atskirai, tiek šiukšlių čia neskraidytų. Bet šiaip tai labai greitai adaptavosi. Jau ir va čia nukabino vieną žaislą man jau. Jau jos, žinokit, čia neršia. Tikrai neršia ir aš džiaugiuosi, kad jos išjudino tos mano senkas, kurios pasyvios visiškai buvo. Tai galvoju, čia kadangi sniegiai yra antra balta, man atrodo, kad papugytė mergaitė. Tai bus Milka, greičiausiai bus Milka, nežinau. Čia tai tikrai patinėlis, o dėl kitų dar nežinau. Labai fainas, va ten labai toks įdomus. Va šitas, va matot, gražus toksai. Labai toks gražuolis. Man atrodo, kad čia patinėlis, bet galiu ir klysti. Kartais tie snapai neparodo tikros tiesos. A šitas krebždena jau. Tai jisai nukrebždena vieną žaisliuką, jau nukabino, reiks pritvirtinti. Tai žodžiu, pagausėjimas pas mus. Tai vat, Inga sugalvojo nupirkti va tokį tualetą. Čia yra tos pačios firmos su ta pačia sistema ir su zeolitu. Labai patogu, kad valymui va šitaip atsidaro. Vienas maišiukas pilasi. Ir žinot, pofik iš tikrųjų man, kad jisai va čia pastatytas, kad va prie durų. Šiaip tai aš labai retai pro tas duris vaikštų. Mes pagrindę vaikštinėjom pro garažą arba pro tas kitas duris. Žinoma vaikštų, bet čia netrukdo aplamai. Čia aplamai netrukdo. Pralendam. Be problemų. Man svarbiausiai, kad katės man čia nepridarytų reikalų, nes kapučinas buvo čia susiradęs. Jis nuvaro ten pakakoja, nėra čia daugiau šikanų, žodžiu, varo čia balą padaro. Man patiko, kad jisai uždaras. Pomytė jau įvertino, pomytė jau įsisiojo ir mačiau, kad jinai stačiau varė. Ir va tas sudūrimas labai geras, nubėga. Šlapimas taip nubėga, per sudūrimą nėra, va tokių, žinot, anksčiau buvo problema, kad per sudūrimą paskui sunkėsi šlapimas. Tai žodžiu, man šitas patinka. Mažoms katytėms, kaip Puma, kaip Elektra. Dabar tas stalčiukas, kai atsidaro. Ką aš padariau? Aš šitą stalčiuką įbėriau medžio granulės. Ant palūtės įdėjau medžio granulės. Aš tų medžio granulių tikrai nemėsiu, mes turim keletą maišų nusipirkę. Medis vis tiek absorbuoja tą visą amoniaką ir to kvapo tokio nėra. Aš jums ir parodysiu visą tą mano pradžią, kaip aš dabar sugalvojau. Man tada nepatiko, kad sklydo kvapas. Amoniako kvapas pradėjo sklysti, aš nežinau, kaip kiti va to neužuodžia, naudoja tokią sistemą ir neužuodžia.
Tai kad aš sugalvojau, kad paberti ant kilimėlio. Kol kas palutė, tai dėjau jų, nes į komplektą įeina, bet šiaip jų man nepatinka. Jinai labai išsipučia. Aš pirku pigesnį variantą, kur aš jums prieš tai rodžiau, bet aš sunaudosiu. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, net kapučinas įlindo į šitą tualetą. Visi vakar lindo į šitą tualetą. Tai nupirkau antrą šitą tualetą ir aš pastatysiu va taip juos abudu. Va taip šalia vienas kito, mes čia praeisim, mums čia labai nesudaro problemos. Ir kilimėlį ilgesnį užsakiau. Nu, kad mažiau tų granulių iš tikrųjų nešiotųsi. Ir bus taip, nu ką padarysi. Mūsų katinams iš tikrųjų reikia daugiau tualetų, nes mums tualetų trūko. Jie visi švarūs kažkokie, va tokie pedantai. Ir kapučinas, ir aplamai visi. Dar truputėlį pakalbėsiu. Visas vlogas bus mano iš mano tų kalbėjimų. Oi, nu ką padarysi, yra kaip yra, ne? Čia jau vos telpa. Ir mes čia buvom parduotuviai. Aš čia užsukau į Sephorą trumpam. Tai žinokit, šitie analogai ilgiau kvepia. Kur kas ilgiau kvepia. Čia jau aplamai man išsibesdėjo per 2-3 valandas. Čia va Dolce Gabbana, ta imperatorienė. Analogas laikosi kelis kartus ilgiau. Dabar man čia išimti irgi va tą analogą, aš jums čia rodžiau. Jo. Irgi Dolce Gabbana, My Devotion, man atrodo. Originalas dar kvepia. My Devotion. Ir analogas irgi kvepia. Nors aš purškiau vakar. Vakar purškiau, tas stipriau kvepia. Bet šitie kvepalai dar nėra atsistovėję. Jie visai neseniai pirkti yra. Kad jie ilgiau laikysis, tai aš net nebejoju. Bet žinokit, kvapas beveik 1:1. Nu, šiek tiek jaučiasi, šiek tiek kažkas skiriasi, bet labai minimaliai. Aš šią savaitę nemažai užsisakiau, nes tai yra mano gimtadienio savaitė. Tai Inga pasinaudoja progą. Kur tai Ingai čia telpa, ką? Pasinaudojau progą, kad mano gimtadienis artėja. Ir prisisakiau, nors va šitas irgi naujai gautas. Labai man patiko šitas, bet jisai pudrinis, o per karščius pudrinių kvepalų aš negalėjau visiškai purkštis. Nu, žiauriai negalėjau. Nu, kai buvo tie karščiai, tai aplamai labai mažai ką galėjau purkšti. Taip pat suėjo visi Guidance analogai. Aš nežinau, man tai tas kvapas patiko, nes aš jį nemažai čia išpurškiau, tai išsigandau, kaip čia dabar aš jį sunaudosiu. Tai ką galiu pasakyti, šitie visi 4, šitos aš gal naimsiu, kad jie nesimaišytų. Ir šitą naimsiu naują. Apie juos dar kol kas negaliu pasakyti, saldokė, bet taip pat čia yra Guidance analogai 4. Šiaip aplamai galiu sakyti, kad jie visi panašus. Bet šitie labai, šitas truputėlį turi išskirtinumą, o šitas iš vis kosmosas. O šleifas nuo jo, žinokit. Bet aišku, aš dabar nepasakosiu apie tas kvepalus. Tai kai aš juos, tuos 3 gerai dar ištestuosiu, šitas jau gerai ištestuotas. Bet šituos 3 man reikia gerai ištestuoti. Tai tada aš sujungsiu į, kaip sakant, apie tuos analogus ir pakalbėsiu. Bet nesigailiu. Gal galėjau šito nepirkti, bet jau nusipirkau, bet favoritai tai yra šitie 3. Arba šitas, čia kaip ir sakau, šitie du labai panašus. Bet gal šitą pirkčiau. Nežinau, reikia dar patestuoti normaliai. Bet šitas tai tikrai fainas. Kas norit Guidance analogą, tai va šitą rekomenduoju. Arba tuos 2. Arba
šitą ir šitą spalvos atitinka. Arba šitą ir šitą. Nu, žodžiu. Paris Corner, kažkaip jautėsi man tas muskusas su vanilė labai, bent gal atstovės. Nu, žiūrėsim. Nu. Ai, čia skrūzdė turbūt medžioji. Na, o šio video filmuko pabaigai aš parodysiu, kokius pokyčius padariau. Pirmiausiai parodysiu, kaip atrodo šis tualetas. Dėžučiai išimsiu, nors ką ten rodyt, bet vis tiek truputėlį parodysiu. Čia man daug siuntinėlių atėjo, žodžiu, nes kaip tik dabar montuoju video filmuką, baiginėju, tai reikia kažko man jį užbaigti. Taip, dabar užsakiau aš tokius maišelius, jie yra suyrantis, taip, ir šuniukų šitie irgi suyrantis yra, organiniai, taip galim sakyti, nu, paprastesnis žodis yra organiniai. Tai ką aš darysiu, aš kakučius rinksiu į tuos maišelius, pabandžiau šitą maišelį įdėti čia. Čia yra dar viduj kasetė su maišiuku. Aš tą vis tiek kasetės, kiek aš turiu, aš jas bet kokiu atveju, nu, sunaudosiu. Vis tiek reikės man sunaudoti. Bet tiesiog norėjau pabandyti, pasižiūrėti, kaip čia tas atrodo. Va šitas vis tiek užsispaudžia. Aš pat to sutvarkysiu, nes vis tiek su viena ranka rodant. Ir, žodžiu, kakučiai bus renkami irgi į tokius maišelius. Nu, žinot, vis tiek pagalvoji apie tą taršą, kaip bebūtų, ne? Nu, nesinori tiek daug plastiko naudoti, kuris vis tiek neirstantis. Tai renkuosi irstantį plastiką. Tai vat, toks dalykas mano sugalvotas. Kasetės, aišku, aš sunaudosiu, bet kokiu atveju, bet norėjau pasižiūrėti, kaip ten tas maišelis paprastas užsideda. Viskas čia bus gerai. Kaip dabar atrodo komplektas? Tai va taip. Su knygutė, kastuvėlis, nu nežinau, man jau tiek kastuvėlių nereikia. Įdėtos palutės 4 ir maišelis šitų granulių zeolito. Aš užsakiau iš kitų firmų granulės zeolito, tai vat iškart aš jums ir parodysiu, koks skirtumas. Aš noriu išbandyti ir pasižiūrėti, ar verta imti pigesnius. Čia šitas originalas, atrodo va toks. Čia pirkau pigesnį variantą. Skiriasi truputėlį spalvos, ne? Toks baltesnis. Parodau pakelį. Šitie irgi 18 LBS, irgi virš 40 kainavo ir jie va tokie, kaip žirniukai. Tai į vieną jau tualetą aš įbėriau šitą. Dabar bersiu šitą, originalų tą vadinamą. Ir į kitą sekantį bersiu šitą. Ir aš pasižiūrėsiu, kuris man labiau patinka. Gal kas nors vat, iš čia gyvenančių naudoja. Na, kaip tik bus jums pasižiūrėti, Inga daro tokį bandymą. Žodžiu, man vis tiek reikia suktis taip, kad man gautųsi ir patogu, ir ganėtinai taupu. Tai ką aš darau, aš suberiu ir parodau galutinį rezultatą. Kilimėlį irgi užsakiau, aš visą laiką užsakau po 2 vienetus, kad galėčiau vieną paimti, pakeisti, kitą išplauti. Sukonstruosim kilimėlį, aš jau patiesiau. Toks ilgesnis jis yra, gal patogiau. Tai jau yra praplėštas.
parodysiu, kaip jis čia nais susideda. Nu, ką žinau, gal reikia parodyti. Nu, maža ką. Čia jau padėkliukas yra įdėtas. Tai vat. Iš tikrųjų medžio granulės aš stengiuosi dėti dar į kampus. Jos prispaudžia ties kampais. Labai patogu. Va taip. Labai fainiai susideda, kai koks transformeris. Ir labai, kaip pasakyti, paprasta valyti. Man tikrai patinka, kad užsifiksuoja, nes tie dideli neužsifiksuoja ir truputėlį tas erzina. Ta vieną maišiuką per akis. Ir aš dar, truputėlį dulkių yra. Nu, normalu, aš manau. Biškį prasilosim. Jau reikia atsinešti, nebedaug turiu. Tiesiog į kampus labiau. Truputėlį. Nedaug. Labai man čia taupiai bus. Nes va, šiek tiek pasistumė. O granulės prilaikys, nesistumdys. Nesakau, tos palutės man nelabai patinka, todėl kad jos gabalais kažkaip sukrenta. Bet jos labai daug šlapimo sutraukia. Išsipučia kaip nežinau kas. Neblogos iš dalies. Bet jos labai brangios. Nes vis tiek, aš žinokit, mėgstu dažniau pakeisti. Nemėgstu kur ten jau iki pat. Aš mėgstu dažniau pakeisti. Nu va. Naujas tualetas. Man mintise yra iš tikrųjų dar vieną nupirkti ir į viršų nunešti. Mums reikia minimum iš tikrųjų 5 tualetų kaip nieko. Bet žinot, iš tikrųjų, vat, kai tai bus, problemos nebus juos palikti ir vienai dienai. Vienai dienai, 2 dienom nebus tokios problemos. Nes praktiškai, žinokit, niekur vat ir neišvažiuojam, todėl kad, sukasi gyvenimas aplink katinų šikanus. Nes jie pedantai, sakiau, pedantai, vienas pakakoja, kitas nelabai nori lyst. O jeigu pastebėjau, žinokit, dabar vat, su tuo vienu tualetu, mėgsta, žinokit, taip, baigdraskytų. Mėgsta taip, į vieną nueina pasisioja, o į kitą eina pakakoja. Nu jie va taip. Ir jie tingiai lipti ant aukšto, ta prasme, jiem turi būti šalia. Nu ką padarysi, katinų namai, ne? Ką padarysi? Šiaip, žinokit, ir mažiau išsineša iš tualeto tų granulių. Žymiai mažiau negu ten medžio granulės. Tai ties tom aš ir baigsiu, o vėliau jums po kurio laiko papasakosiu, ką žinau, po kokių 2 gal savaičių, gal po mėnesio. Žiūrėsim pagal situaciją. Papasakosiu, kaip mums čia sekasi. Aš bet kokiu atveju, žinot, iki spalio mėnesio ir spalio mėnesį aš naudosiu šias granulės, nes kaip ir sakiau, mes iškeliaujame ir reikia, kad žmogui būtų kuo mažiau darbo su tais tualetais ir kad jam nereikėtų ten dažnai atvažiuoti. Tai šiam kartui tiek, manau. Užteks. Ane, užteks šiam kartui. Kačių namai? Tikrai kačių namai, nu kurgi tau? Kačių namai, reikia tas dėžes visas išpakuoti. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ate. Mhm.